apskrities komiteto sekretorius Tadas Poškus. Didžiojo tėvynės karo frontuose jis kovėsi už tarybinį Lietuvą, už miesto ir kaimo darbo žmonių laimę. Dabar jis aktyvus kovotojas dėl kaimo pertvarkymo socialistiniais pagrindais. Kolektyvinis ūkis pirmin. Į šį ūkį susiorganizavo 39 valstiečių šeimos, kurioms vadovauja buvęs tarybinis partizanas bolševikas Petras Kliori. Ūkis pavasariu sėjai pilnai paruošė visą inventorių, supylė sėklą, įsigijo 78 tonas mineralinių trąšų. Visą amžių plūkėsi barono Roko dvaro kumetynuose Juozas Gurskis. Dabar į savo laimę surado kolektyvę. Pernai už darbadienius jis gavo 2 tonas grūdų ir 2000 rublių pinigais. Kolektyvinis ūkis auga. Šiuo metu jis turi 460 hektarų žemės. Radviliškio tarybinių ūkio darbininkai šį pavasarį įsipareigojo užsėti apie 500 hektarų žemės. Darbams atlikti ūkis turi stambę arklių fermą. Gerai prižiūrimus 95 veislinius arklius galima kiekvieną dieną kinkyti laukų darbams. Tarybinių ūkio direktorius Petras Savickas džiaugiasi galėsis pajėgiai talkininkauti savo kaimynui, kolektyviniam ūkiui pirmin. Baisogalos mašinų traktorių stotis visas mašinas ir prikabinamą į inventorių pilnutinai atremontavo dar partijos 6 suvažiavimo išvakarėse. Neseniai iš broliškų tarybinių respublikų stotis papildomai gavo 18 naujų traktorių ir 5-vagių plūgų. Šių priemonių pilnai pakaks įdirbti 7000 hektarų žemės. Tai yra 4 kartus daugiau, negu stotis įdirbo pernai. Šilutiškio Broniaus Žemaičio pavyzdžių, vien tik traktorininkas Juozas Narakas įsipareigojo šį pavasarį dirbti 1200 hektarų. Šis stotis pernai talkininkavo 7 kolektyviniams ūkiams, o šiemet jau sudarytos sutartys su 24 kolektyviniais ūkiais. Šiandien apskrities kolektyvinių ūkių pirmininkai susirinko pasikeisti pavasario sėjai pasiruošimo patyrimų. Galutinas smulkų sėjomainos planą sudarė Mičiulino vardo kolektyvinių ūkio pirmininkas Stasys Andrašiūnas. Rytų aušros kolektyvinių ūkio pirmininkas Jonas Praninskas visą darbą jau paskirstė brigadoms ir grandims. Radviliškio apskrityje jau susiorganizavo daugiau kaip 100 kolektyvinių ūkių. Partijos apskrities komiteto sekretorius Tadas Poškus uoliai padeda darbo valstiečiams pertvarkyti kaimą socialistiniais pagrindais. Profsąjungų veikėjas draugas Brigmanas, namų šeimininkė geležinkelininkas Mykolas Zaporskis, apdovanotojų vardu gydytoja Ramanauskienė pareiškė padėką. Vilniaus geležinkelio stotis. Čia buvo sutikti iš Leningrado grįžę 8 miestų krepšinio turnyro nugalėtojai. Jau 2 metus iš eilės turnyro taurę laimėjo Kauno vyrų komanda. Vytautas Kulakauskas ir Justas Lagunavičius, jaunieji krepšininkai Ziminskas, Kauno įmonės Metalas, racionalizacijų ir išradimų biuras posėdžių metu. Pirmininkauja įmonės vyriausias inžinierius Henrikas Reklevičius.
Biuras apsvarsto šaltkalvio Vlado Vilminsko pateiktą pasiūlymą mechanizuoti zigzaginių akėčių gamybą. Anksčiau akėčioms dalys buvo gaminamos primityviai. Per dieną kalvis įtemptai dirbdamas tegalėjo pagaminti daugiausiai 100 tokių dalių. Tai reikalavo daug elektros energijos ir aukštarūšės anglies žaizdrams. Vladas Vilminskas sugalvojo specialų šampą, kurio pagalba akėčioms dalys gaminamos šaltų būdu masiniai. Išradimas atpalaiduoja 10 darbininkų, žymiai palengvina darbą ir duoda 300 rublių ekonomijos. Vykdydami partijos 6-ųjų suvažiavimo nutarimus, fabriko patriotai įgalina savo įmonę aprūpinti socialistinį kaimą žemės ūkio inventorių ir pirmalaikų įvykdyti stalininio 5-mečio planą. Per pastarosius 5 mėnesius fabriko darbininkai 32 racionalizacijas technikinius patobulinimus. Šito pasikoje fabrikas sutaupo daugiau kaip 37 000 rublių. Vilniuje Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis įteikė pasižymės sostinės atstatymo talkininkams garbės raštutė Sviderskaitė Vaikutytė. Kaunietis turnyre užėmė 3 vietą. Sutikimo vietoje įvyko džiaugsmo mitingas. Sveikindamas nugalėtojus, Kūnų kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Draugas Uloza kvietė Respublikos jaunimą masiškai dalyvauti visose sporto šakose.